Išsiaiškinau, kas yra tikroji laimė. Kas? Tikroji laimė yra tada, kada žvaigždė krenta, o tu niekaip negali sugalvoti noro. Vadinasi, viskas yra gerai. Dar vienas likęs, čia toks užsilikęs po kalėdom. Mergaitė maža kalbasi su kalėdų seneliu. Kalėdoms norėčiau drakoną. Vaikelė, būk realistiška. Gerai. Kalėdoms tada norėčiau vaikino. Gerai, tai kokios ten, sakės, spalvos drakoną nori? Cool. Mokinys sako, anksčiau sako, kaip aš mokyklą baigęs prieš 20 metų. Kiti laikai buvo, sako. Aš tada iš fizikos mokytojo sužinojau, kad Žemė sukas, o iš darbų mokytojo sužinojau, nuo ko sukas. Liuks. Vadovas pavaldiniam savo sako, hebrytė, paprastai pasakysiu, nesikreipkite mane, bosė ten, šefė, galima kaip nors lietuviškai bausiai taip primtiniau, normaliai, Gerai, tai kaip pageidautume tada? Pavyzdžiui, jūsų šviesybė arba jūsų maitintojau. Sakoma, kad besibaigiančio galiojimo laiko prekės parduotuvėse dažniausiai išstumiamos lentynose į priekį, į pirmą eilę. Aha. Vyrai pastebėjo, kad kažkas panašaus galioja ir su moterų nuotraukomis Instagrame. Visi turime fotografinę atmintį. Tik kai kuriems labai anksti pasibaigia juostelė. Žinok, aš tai balansuoju ant ribos. Yra tų anekdotų, bet ne moksleivio atostogų metu. Toks, dar vienas turbūt gal pabaigai. 2 draugės ruošiasi vakarėlį, viena pažiūri veidrodį ir klausia kitos, sakyk, aš panašiai fotomodelį. Nežinok, tu greičiau į fotorobotą panašiai.